Sveiki žiūrovai ir svečiai. Šiandien darysim labai neblogą receptą. Čia turim pasiruošę papriką 2 spalvų, karbonado truputį pakepimui, reik supjaustyti petražolės, svogūnlaiškiai ir svogūnas. Tai va, dabar viską susipjaustam. Nu va, turim viską susipjaustę, pasiruošę, tarkuotas sūris, paprika, mūsų karbonadas, svogūnai, petražolės ir čia mes nusisukėm bulves ir sutrinamės. Įpilsim truputį aliejaus, tiek užteks. Įdėsim dėl skonio gabaliuką sviesto. Dedam svogūnus, dedam mūsų papriką 2 spalvų. Ir dedam iš karto mėsytę. Čia karbonadas kepa labai greitai. Nu, prieskonius, reikia apkepsti, dėsim prieskonius. Dabar galim sudėti prieskonius. Dėkit prieskonius pagal skonį, kokį tik norit. Čia turiu vairiausių prieskonių. Ir dar biškį pakepinsim, kad mūsų prieskoniai visi atsidarytų, duotų savo kvapą. Sumedam mūsų kepisus, mėsytę, daržoves. Ir įsimaišom. Dar būnės karštus, šiltas. Labai įsimaišę. Biškai dėsim žalumynus. Ir dabar sudėdam mūsų žalumynus, petražolės ir svogūnlaiškius. Ir tarkuotą sūrį, mozzarella. Ir va dabar įdėsim bulvinio krakmolo. Šaukštą ant 2 bulvių. Turėjom 4 bulves. Įdėsim 3 šaukštus. Užteks. Ir įsimaišom gerai viską. Sudarom vientisą tešlą, masę. Dabar turim masę. Pasidarė labai neblogą. Imam porą šaukštų. Prie rankų nekimba. Ir paprasčiausiai darom tokią dešrelę. Kuo plonesnė, tuo geriau. Darom tokias dešrykės. Patikrinsim aliejų, kaip kepa. Nu va, traukiam lauk ant servetėlės. Nu va, kepam toliau. Nu, žiūrėkit, ką čia turim. Visokių formų. Imam, kol dar šilti, į padažiuką. Matau, kaip pasaką mes turim. Visiems skanaus. Ir iki sekančio. Ate.